Sveiki visi. Jeigu sekate naujienas po Noblio Facebook kanale, ko gero matėte, kaip nesenai dalinausi, kad Meta išleido savo naujausią modelį Llama 3.1. Deja, Meta jai yra neprieinamas Lietuvos rinkai dėl tam tikrų priežasčių, todėl jo šiame puslapyje išbandyti negalime. Šiandien parodysiu, kaip visiškai nemokamai ir gana paprastai įdėkti savo galingą Meta modelį Llama 3.1. Tiesiog savo kompiuteryje. Įsivaizduokite, kad turite savo asmeninį dirbtinio intelekto padėjėją, kuris galėtų atsakyti į bet kurį jūsų klausimą, parašytą tekstą, ar netgi padėti su programavimu. Skamba įdomi, ar ne? Šiame video pamokysiu, kaip žingsnis po žingsnio įdiegti šį modelį, kad galėtumėte naudotis jo net ir tada, kai neturite interneto ryšio. Parodysiu, kokios įrangos tam prireiks, kokias programas reikės įdiegti ir kaip viską sukonfigūruoti. Taigi, įdomitės technologijų naujomis ir norite išbandyti savo jėgas, kuriant asmeninį dirbtinio intelekto asistentą, šis video yra būtent jums. Net jei nesate IT specialistas, šis video jums padės suprasti, kaip įdiegti ir naudoti Llama 3.1. Parodysiu, kaip sukonfigūruoti OpenWeb UI, kad galėtumėte naudoti šio galingų modelių taip pat paprastai kaip naršyti internete. Pati svarbiausia dalis yra ta, kad įdiegus Llama 3.1, jo galėsite naudotis visiškai privačiai. Tai yra, jums nereikės interneto ryšio ir visi duomenys bus apdoroti lokaliai jūsų kompiuteryje. Todėl, kad ir kokias užklausas beteiktumėt, jos liks tarp jūsų ir Llama 3.1. Tai, ką pirmiausia mums reikia padaryti, reikia nueiti į puslapį olama.com. Ir čia galite atsisiųsti programą ir ją įdiegti kaip bet kurią kitą įprastinę programą. Tai mes šiandien įrašinėjom šį video naudodami Windows, bet jeigu naudojat Linux ar macOS, taip pat turit galimybę atsisiųsti. Taigi, ant Windows paspaudžiam Download for Windows ir štai taip paprastai tiesiog pasispaudžiam ir įrašom mūsų programą. Dabar tam, kad galutinai įdiegti Llama, reikės Windows terminalo. Neturėtumėte įsigąsti, tai yra labai paprasta, tiesiog paspausite Start ir raidelę R ir čia apačioje įrašykite PowerShell. Ir iššoks štai toksai langas. Ką mums tai reikia padaryti? Įrašyti štai šios 3 žodžius. Tai Llama Run Llama 3. Tiesa, jeigu bandysite kažkokius kitokius modelius, tai būtent šis paskutinis žodelis ir įdieginės kitus modelius, jeigu norėsite išbandyti Mistral arba Gemini savo kompiuterį. Taigi įsidiegiam Llama 3. Šiuo momentu mums interneto vis dar reikės, nes visa tai, kaip matote, siunčiasi iš Meta serverių. Llama 3 užima 4,7 GB. Tai gali užtrukti maždaug apie minutę laiko tam, kad atsiųstų visus reikalingus parametrus. Dabar pagal nutylėjimą yra įdiegiamas Llama 3 modelis. Galbūt ateityje jie pakeisi Llama 3.1 modelį. Kol Llama 3 instaliuojas, nueikim olama.com svetainėje į modelių pasirinkimą ir štai čia matom naujausią Llama 3.1 modelį. Tai pasispaudžiam. Ir 8B yra pats naujausias modelis. Šiandien instaliuosime tik tai 8 milijardų parametrų modelį, kadangi 70 milijardų ir 405 milijardų parametrų modelius, tiesiog neturim galimybės pasileisti lokaliai savo kompiuterį, kadangi reikia beprotiškai galingo kompiuterio. Tai, jei turėtumėm galingą serverį, ko gero galėtumėm išbandyti. Kaip matote, šie modeliai 8 milijardų užima 4,7 GB, 70 milijardų užima 40 GB ir pats didžiausias 405 milijardų modelis užima 231 GB. Taigi matom, kad mūsų Meta Llama 3 modelis jau instaliuotas. Dabar, jeigu norim atnaujinti į Llama 3.1, tiesiog išsikopijuojam štai šitą. Paspaudžiam copy ir kaip rodžiau prieš tai, tiesiog paspaudžiam Start mygtuką ir R raidelę ir įsirašom PowerShell. Ir atsidaro langas. Tuomet įkopijuojam tai, ką tik išsikopijavom iš puslapio ir vėlgi paspaudžiam Enter. Dabar Llama persisiūs naujausią Llama 3.1 8 milijardų parametrų modelį. Vėlgi, kol vyksta instaliavimas, mums reikia interneto, nes visi šie duomenys siunčiami tiesiogiai iš Meta serverių. Ir kodėl prieš tai sakiau, kad, išbandysim tik tai 8 milijardų, o ne 70 ar 405 milijardų modelį. Tai yra dėl to, kad, tarkim, kaip pavyzdys, išsikopijuoju visą šį aprašymą ir paklausiu ChatGPT, kokio kompiuterio man reikia, kad galėčiau naudoti šio modelio lokaliai. Ir tiesiog įkopijuoju, ką išsikopijau iš svetainės. Taigi sudėdam viską ir laukiam ChatGPT atsakymą. Tai, kaip matom, turim turėti gan galingą kompiuterį su minimaliai 32 GB RAM,
Tai būtent aš šiame kompiuteryje tiek ir turiu. 32 GB, tai yra, minimaliausi reikalavimai pačiam mažiausiam modeliui. Ir reikia pakankamai galingos vaizdo plokštės, kuri irgi yra šiame kompiuteryje. Ir, saugykla ir panašiai. Taigi, tai yra paprasčiausiam 8B modeliui. Paklausiau, o kaip dėl 70 ir 405B modelių? Taigi, tuoj pamatysim rezultatus, kokio kompiuterio mums reikėtų, kad pasileisti tuos galingesnius ir daugiau vietos užimančius modelius. Taigi, 170 milijardų modelis reikalauja serverinio procesoriaus, bent 2 galingų NVIDIA plokščių ir bent 512 GB RAM. Tai, tai yra labai daug. Tam, kad pasileist 405B modelį, mums reikia, nuo 1 iki 2 terabaitų RAM. Todėl, savaime suprantame, mes bandysim tik tai 8B modelį. Jaugi sugrįžę prie modelių, arba tiesiog įvedę olama.com /library, čia galim pamatyti daugybę kitų. Tai yra Google Java modelis, kurį taip pat galim instaliuoti. Instaliavimas lygiai toks paprastas, kaip ir instaliavom mūsų Llama 3.1. Tai yra Mistral, tai yra Fly ir visi kiti nauji ir galingi modeliai. Čia jų yra nemažai. Jei norėsite išbandyti, galite išbandyti bet kurį iš šių modelių ir, kaip ir minėjau, lygiai toks taip pat instaliavimas, tiesiog įsidėgėt ir instaliuojat lokaliai savo kompiuteryje. Gerai, dabar kadangi Llama 3.1 jau yra instaliuota, tačiau mes ją galim pasiekti tik tai per terminalą. O tam, kad norėtumėm pasiekti jį patogiai, mums reikės Docker programos. Tai jinai pasiekiama docker.com ir čia galim tiesiog atsisiųsti Windows, galim atsisiųsti Linux ir galim atsisiųsti Mac. Bet kadangi šiandien naudojam Windows, tai tiesiog paspaudžiam atsisiųsti ir vėlgi, kaip prieš tai įdėgiam Llama programą, galim įdėkti ir vadinamą Dockerį. Su juo mums per daug nereikės nieko daryti, jis veiks tiesiog be mūsų įsikišimo, taigi paspaudinėjom OK ir išpakuojam visus failus į mūsų kompiuterį. Tiesa, yra šiokia tokia rekomendacija, jeigu norite išbandyti daugiau modelių, rekomenduočiau pirmiausia juos įsidėkti su Llama pagalba, o tik vėliau instaliuoti Dockerį. Tai tiesiog bus patogiau. Kai Dockeris bus instaliuotas, mums jo konfigūruoti visiškai nereikės, jisai bus tik tai kaip pagalbinis modelis tam, kad Llama 3.1 veiktų sklandžiai mūsų kompiuteryje. Ir visi šie žingsniai, kuriuos šiandien parodžiau, tai atsisiuntimas, įdėgymas, Dockerio instaliavimas ir panašiai, yra visiškai identiški tiek Windows, tiek Linux, tiek macOS platformų. Gerai, kol instaliuojamas Dockeris, jis užima tikrai nemažai vietos, mums dar reikės WebUI. Kaip matot, kad turėtumėm labai panašų interfeisą, kaip turime su ChatGPT. Taigi vėl parsisiunčiam WebUI, tai yra atviro kodo versija ir jis skirta, kad mūsų vartojimo patirtis būtų labai panaši į ChatGPT. Kai visada video aprašymą pasidalinsiu visomis šiomis nuorodomis ir eiliškumu, kaip ir ką reikia padaryti, kad jums paprasčiau būtų tiesiog išbandyti tai savo kompiuteriuose. Tam, kad instaliuoti OpenWebUI, galime arba atsisiųsti zip failą, arba galim tiesiog nueiti į apačią ir čia bus parašyta How to install. Taigi, Dockerį mes jau instaliavom. Dabar, jei turim instaliuotą Llama savo kompiuterį, tiesiog išsikopijuojam visą šį kodą, mums jo žinoti ir suprasti nereikia. Ir kaip jau rodžiau prieš tai, paspaudžiam Start ir R, įrašom PowerShell ir tiesiog paprastai įkopijuojam visą tai. Taigi vėl naudojas internetas tam, kad atsisiųsti visus duomenis, o po to mes jį tiesiog galėsime išjungti. Kadangi OpenWebUI užima gan nemažai vietos, kaip matote, čia susidarys net keli gigabaitai, galime stebėti Dockerį. Taigi čia turėtų instaliavus atsirasti papildomi konteineriai. Neįsikaskit šių programų, nes viskas yra galbūt daug paprasčiau, negu aš tai rodau šiame video. Taigi OpenWebUI buvo atsisiųstas, ką mums dabar tai reikia padaryti. Taigi matom, mūsų WebUI serveris sukasi lokaliai mūsų kompiuterėje. Čia galime jį sustabdyti, nes jeigu nestabdysim, jis suksis visada. Ir pasispaudžiam localhost nuorodą. Ir atsidarysime langę, mums tiesiog reikia suvesti savo elektroninį laišką ir slaptažodį. Jeigu esam prisiregistravę, jeigu ne, paspaudžiam sign up, įsirašom, tarkim, ponas Obalys, elektroninį pašto adresą, slaptažodį.
ir paspaudžiam Create Account. Čia turim atnaujinimus ir paspaudžiam OK, let's go. Taigi gerai, ką mes turim? Štai čia, kaip matot, turim mūsų modulius, mes instaliavome pirmiausia Llama, instaliavome Llama 3.1. Matom, atrodo labai panašiai kaip ChatGPT langas ir visa tai vyksta lokaliai. Kaip matot, čia yra localhost 3000 adresas, tai mes nei siunčiam, nei atsisiunčiam jokios informacijos iš interneto. Taigi, pateiksiu pirmą užklausą. Tam, kad pateiktų užklausą, čia galim pasirinkti modulius, kaip matot, prieš tai instaliuotas Llama 3 arba Llama 3.1 naujausias. Vėl čia panašiai kaip ChatGPT galim tiesiog pridėti failiuką. Aš tarkim atsisiunčiau tai, apie ką kalbu šiame video ir paprašysiu, kad remdamas šiuo dokumentu sukurtų video pavadinimą. Kas dar labai patogu, užėję į Workspace, čia galim ištrinti arba įdėkti savo modelius, čia galime įsisaugoti dažniausiai naudojamas užklausas, čia galime sukelti tam tikrus dokumentus ir taip toliau ir panašiai. Taigi, kaip ir minėjau, modelis Llama 3.1 veikia lokaliai jūsų kompiuteryje. Labai bus smagu išgirsti, jeigu paliksite komentarą, ar išbandėte, jeigu išbandėte, kaip jums sekėsi. O čia dar atidarau tam, kad parodyti, kiek resursų reikalauja Llama 3.1 modelis. Taigi RAM naudoja stabiliai maždaug 16 GB, GPU yra maždaug 40-50% apkrova. Ir tai nedarant ypatingai nieko daug. Todėl bandyti 70 milijardų arba 405 milijardų modelius, būtų tiesiog kompiuterio destrukcija. Taigi šiam video buvo tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškit paspausti nykščių ant video, pasidalinti su draugais, jeigu kažkam aktualu. Taip pat galite dalyvauti diskusijose po Nobelio Facebook puslapyje. Iki sekančių video, ate.